Atvykom į renginuką pasižiūrėti. Ryčio palaikymo komanda. Renginys, kas dega. Žiūrėsim, ką mes čia pamatysim. Baikerių pavasario viduržiemis gaunasi. Tai va. Aš tikiuosi viskas gerai bus. Taip, čia finišas, startas toli. Tai žodžiu, čia įspūdingiausia vieta, čia mūsų scena, ten vedėjas, žodžiu. Kaip tavo pasiruošimai vyksta? Kaip pasiruošimai vyksta? Nu, kaip matai? Max gerai. Vėliau pakalbėsiu. Dabar pamatavom, praėjom visą atkarpą, sulyginom žymėjimus. Ar viskas atitinka, duodu atsakingiausiam šio vakaro žmogui pasakyti. Jūs labai jau mane čia išskyrėte atsakingiausiam, pagrindiniam ir taip toliau. Pagrindinis yra išskirtinio pasiekimo autorius. Jeigu jam viskas pavyks, kelias išmatuotas, kas 50 metrų yra žymeklis, atitinka, yra ir greičio mažinimo kalnelis, taip pat išmatuotas. Reikia palinkėti tik tai sėkmės, gero vėjo, palankaus vėjo. Gero vėjo, tai sakau, kaip jūrininkams. Dabar dar turim laiko, kol rytis ruošis, pas mus laukia konkursai, koncertas Hasanovas, tai viską pranešiu. Nuo ko viskas tai prasidėjo. Taigi, pristatau renginio organizatoriai MotoGym LT ir Nakties siūtas. MotoGym LT tai taktinio motociklinio vairavimo įgūdžių tobulinimo mokykla. Veikia nuo 2018 metų. Jos pagrindinis tikslas padėti motociklininkams, tiek pradėdantiesiems, tiek patyrusiems, saugiai ir užtikrinti jaustis kelyje, tobulinant techniką po vairuotojo pažymėjimo gavimo. Treniruotis veda Nakties siūtas, Lietuvos ir pasaulio projektą puikiai apibūdina per MotoGym treniruotes mokiniams nuolat Ryčio kartojama frazė. Eik tu, kur leki, ar kas dega? Taigi atėjo laikas parodyti, ką reiškia iš tikrųjų dega. Kadangi motociklininkų zoną atidarysime jau kitą savaitę po šio renginio, šis renginys skirtas ryškiai. Ir atvykome į vasaros sezoną. Pažiūrėkite, kokia žolytė, koks sniegelis. Šią pavasario popietę atvykome į konkursą. Taip, šiandien yra balandžio 26 diena. Labai šalta ir šiandien praėjo 4 metų laikai. Atvažiavom Rytį palaikyti. Nes jisai parodys, Kaip jis degantis važiuoja. kaip dega. Nevažiuok, Kaip akis išdegęs. kaip akis išdegęs. Aš žiūriu labai... Dėkojam. Stojam. Dar, šiandien. Va, fotografija įvyko. Šypsamės! Mojuojam! Taip, ačiū. O, kaip tikras mocas atrodo. Tikri baikeriai, va kaip atrodo tikri baikeriai. Per sniegą, per sniegą.
kaip rytai prieš rekordą? Bus? Aš manau, bus. Kažkas bus, bet oras šiandien man nervų pagadino, bet... Va, pusė taip. Ten galbūt sninga dabar, aš taip įsivaizduoju. Manau taip. Čia gerai atitirpo viskas, bet kažkaip. Dar vas sniegas pakankamai matos, įsivaizduoju. Kitą savaitę sezoną atidarom ir turim tai tokį reikalą. Taip. Nieko, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Kaip čia pasiteisint, kam šitas nesąmonės čia daryt, bet iš tikrųjų pirma mintis tai ir buvo priminti, kad hebra, vairuokim saugiai, sezonas jau prasidėjo, dar neprasidėjo, bet jau turim nukentėjusių smarkiai kitą, į kurią pusę vėjas, kad būtų aiškiau. Ar gerai čia dega skaitos? Wow. Gerai, dega pakankamai neblogai. Dabar Žemaitiška! Su laivais išmigdūnas pakyla vandenų, su palyginimų, netikrai vedabėsiu, su lietum sveikinom ir mytom palydėjom, palydėjom. Balandžio 26 dieną, aišku, ekstremalioms oro sąlygomis, jis tai padarė, kai Lietuvą talžė pūga ir škvalinis vėjas, Trakų rajone, Angelų kalvoje užfiksuoti išskirtiniai pasiekimai. Rytis Rafaelis Mežonis, nakties siutas, peržengė ekstremalaus važiavimo ribas ir gyvo pasirodymo metu pagerino esamą pasaulio rekordą ir pasiekė dar vieną iki šiol niekur nefiksuotą rezultatą. Demonstruodamas didžiulę fizinę ir psichologinę ištvermę, Rytis Mežonis pirmuoju bandymu pagerino jau egzistavusį rekordą ilgiausios ir tolimiausios kelionės motociklu liepsnose. Degdamas jis nuvažiavo 662 metrus per 1 minutę ir 15 sekundžių. Taip ženkliai pranokdamas ankstesnį rezultatą priklausiusi prancūzui, kuris tai buvo įveikęs 442 metrus. Šis pasiekimas buvo atliktas trasoje, kurioje buvo greičio mažinimo kalnelis. Fizinių kliūčių įveikimas išryškino išskirtinius techninius gebėjimus reikalingus šiam važiavimui. Antrasis Ryčio pasiekimas yra pirmasis tokioje istorijoje. Apimtas liepsnų jis sėkmingai nuvažiavo 562 metrus, stovėdamas ant važiuojančio motociklo sėdynės ir viso važiavimo metu išlaikydamas nepriekaištingą pusiausvyrą, neliesdamas vairo. Toks pasiekimas iki šiol nebuvo fiksuotas, todėl nustatyto naujo absoliučių pasaulio rekordų standartą motociklų srityje. Abu pasiekimai buvo oficialiai užfiksuoti ir patvirtinti nacionalinės išskirtinių pasiekimų registravimo tarnybos bei pateikti formaliam įtraukimui į World Records. Congratulations, Rytis!